Švenčiausios mergelės Marijos ėmimas į dangų. Pamokslas. Kunigas Markus Kiunkel. Viena Senojo testamento paslapčių, kuria dažnai domėjosi tyrinėtojai, rašytojai ir žurnalistai, yra sandoros skrynia ir jos likimas po dingimo. Daugelis tiki, kad skrynia paslėpta kažkur šventovės kalne. Pagal Etiopijos tradiciją ji saugoma Aksumo miesto bažnyčioje, bet iš tiesų sandoros skrynios buvimo vietą galime rasti nurodytą antroje Makabėjų knygoje. Ji yra paslėpta kažkurioje Nebo kalno oloje, šiandieninėme Jordane, kur ją paslėpė pranašas Jeremijas ir išpranašavo, kad ji vėl pasirodys paskutinėmis dienomis. Antroji Makabėjų knyga, 2 skyrius. Bet dar svarbiau nei žinoti, kur šiandien yra senosios sandoros skrynia, yra tai, kokią praktinę reikšmę ji turi ne tik tų laikų žydams, tačiau ir mums krikščionims. Svarbią nuorodą randame Apreiškimo Jonui knygoje, kurioje sakoma: ir atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo sandoros skrynia. Apreiškimo knyga, 11 skyriaus 19 eilutė. Pagal šventojo Jono viziją sandoros skrynia yra danguje, ir net jei senosios sandoros plokštės yra Nebo kalne, tuo pačiu metu danguje yra naujoji sandoros skrynia, kurios provaizdis buvo senoji, ir ši naujoji skrynia yra švenčiausioji mergelė Marija. Šventasis Jonas Auksaburnis pavadino Mariją animate arca die viventis, gyvąją gyvojo Dievo skrynia. Viduramžiais Loreto litanijoje švenčiausiai mergelei Marijai buvo pridėtas titulas Federis arca, sandoros skrynia. Tiesą sakant, daugelis senosios sandoros skrynios ypatybių rodo į švenčiausiąją mergelę. Ji yra pagaminta iš akacijos medžio, labai atsparaus puvimui ir kirmgraužoms, kas tiksliai apibūdina švenčiausiąją mergelę, nes jos kūnas niekada nebuvo paveiktas gedimo, bet buvo prikeltas ir paimtas į dangų, kur ji karaliauja virš visų angelų ir kai kuriais atvejais netgi dalyvauja savo dieviškojo sūnaus valdyme. Karališką švenčiausiosios mergelės orumą ir jos galią simbolizuoja auksas, iš visų pusių puošiantis sandoros skrynią. Tačiau svarbiausia nuoroda į ypatingą Marijos vaidmenį mūsų išganime parodoma per sandoros skrynios turinį. Šventasis Paulius laiške žydams sako: ten stovėjo auksinis smilkimo aukuras ir iš visų šonų auksu apmušta sandoros skrynia, kurioje buvo auksinis ąsotis su mana, išsprogusi Aarono lazda ir sandoros plokštės. Laiškas žydams, 9 skyriaus 4 eilutė. Tai yra 3 dalykai, kurie turi didelę praktinę reikšmę visiems, jaučiantiems pagarbą švenčiausiai mergeliai. Pirma, skrynioje yra sandoros plokštės, kuriuose surašyti Dievo įsakymai. Jų laikymasis yra absoliučiai būtinas sielų išganimui, norint patekti į dangų. Ir čia gali padėti Marija. Savo pagalbą ji mums padeda laikytis Dievo įsakymų, bet dar labiau padeda mums po to, kai mes juos pažeidžiame, padėdama gauti malonę atlikti gerąjį išpažintį. Taip pat skrynioje yra ąsotis su mana. Mana, kuri visada buvo laikoma šventosios Eucharistijos provaizdžiu. Švenčiausioji mergelė Marija po įsikūnijimo nešiojo Jėzų savyje, o dabar, būdama danguje, ji turi ypatingą galią padėti mums priimti šventąją komuniją vaisingiau ir gaunant daugiau malonių. Ji gali mums atverti tą begalinį malonės šaltinį, kuris yra švenčiausiame altoriaus sakramente. Galiausiai sandoros skrynioje yra sužaliavusi Aarono lazda. Ši lazda buvo Aarono išrinkimo ženklas ir tokiu pačiu būdu pagarba švenčiausiai mergelei Marijai yra išrinktųjų požymis. Šventasis Bernardas sako, kad pagarba Marijai yra predestinacijos požymis. Tai yra įrodo, kad galiausiai žmogus pasieks dangiškąją laimę. Panašiai kalba ir šventasis Jonas Damaskietis. Meilė tau, mergelė, yra išganimo ginklas, kurį Dievas duoda tiems, kuriuos jis nori išgelbėti. Bet kas, ieškantis sandoros skrynios, turi ieškoti jos danguje, ir tas, kuris ją surado, o ji yra ne kas kita kaip švenčiausioji mergelė Marija, gavo išskirtinę pagarbos jai malonę, rado lengviausią ir saugiausią kelią į dangų. Amen.
Pamokslas sakytas Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų šventėje 2020 m. rugpjūčio 15 d. Svetainė katalikųtradicija.lt. Pasauliečių tradicinių katalikų judėjimas Lietuvoje. Išsilaikome tik iš tikinčiųjų aukų. Jei norite paremti mūsų veiklą, nuorodas, kaip tai padaryti, rasite mūsų svetainėje.